Tai va, susirinkau žaislus, einu pas kaimynus. Tas pats laukas, ta pati dirva. Pažiūrėsim, kokią dirvą struktūrą. Kiek turim sliekų. Čia atstumas bus koks, nu, gal 30 metrų daugiausiai. Šitas laukas buvo artas. Berods kasmet ariamas yra. Dabar čia pasėti rapsai. Va, reikia lopinėlį kokią apspręsti. Pasimatuoti. Atsimatavau. Dirva akivaizdžiai yra spalva šviesesnė, rudesnė. Bet sliekų irgi yra. Nes čia kartuoju buvau sutikęs. Arba skaitai sako, yra pas mus sliekų irgi. Tai va, palyginsim, va, kiek yra čia tų sliekų. Bet aš jau dabar matau, kad čia jau tikrai yra mažiau. Įsivaizduokime, jeigu mūsų namus kas nors su buldozeriais, su tankais, ekskavatoriais kiekvienais metais sugriauna. Ir žemė limpa tokia šlapia. Panašiai turi irgi kvadratinę pėdą. Tai va 27 sliekai. Čia dar giliau biškį priknisau, bet irgi giliau nieko nėra. Tik buvo maždaug 20 cm gilį, kur užartas augalinės liekanas, ten buvo keli sliekai. Tai va, nu pasverkim dabar mes tos gražuolės. Čia pastebiu mažų sliekiukų, čia beveik nėra. Na, keletas yra. Reikia bandyti juos kuo švariau padaryti. Šeši, 27. Nu, čia toks gabaliukas su pusė. Paskaičiuokim, x apvalinkim iki 28. Svorio kažkodėl nerodo. Darau 0. Septyniolika gramų. Atmeskim porą gramų, tai bus, sakykim, 15 gramų. Grynas lieko. Tai taip išeina dvigubai mažiau pagal masę. Ir pagal skaičių daugiau negu dvigubai mažiau. Tai taip ir yra, smulkių sliekų mažiau yra. Jiems sąlygos daugintis yra blogesnės. Išgyvena tik didesni, kurie yra giliau. Turbūt, tai jų nepažeidžia mechaniškai. Toks čia dabar iššūkis įvyko. Eksperimentas. Lietutis krapena. Gal kai nekrapens, pabandysiu paskaičiuoti kitose laukose. Įdomu, kiek yra gargždenio lauke, kiek yra liucernai. Ten jau tikrai spūdingai daug buvo. Nepasėlį pasėti gerose žemėse, čia irgi gera žemė, 50 balų. Gal 52 ar 4 net. Priemolės lengvas. Tai va, gal dar reikia nusinešti palyginti. Dirvožemį patį, spalva kokia. Kokia čia ir kokia ten ir kaip lipnumas. Na ir matot, kas kokius skirtumus.
Ar matosi skirtumai? Čia kažkaip sausesnė, biresnė, ta lipni tokia. Nėra dirvos struktūros geros. Ir vizualiai kaip skiriasi, akivaizdžiai skiriasi humusas. Nu, humusas sunku pasakyti, bet... Ai, va, čia ta mano. Bet kad anglies kiekis skiriasi, tai akivaizdžiai čia kaip ir diena, kaip diena ir naktis skirtumai. Tai va, ką reiškia regeneracinės ūkininkavimo praktikos. Aišku, čia dabar kas daryta tam lauke, tai buvo, jeigu taip ūkininkaut visuose laukuose, tai bankrotas iš karto. Bet reikia pamėginti atrasti tą va tokį balansą tarp regeneracijos ir pelningumo išlaikymo. Tai va, čia vyksta mokymosi procesas. Va taip va. Kokia? Kuri jums mielesnė? Komentuokit, parašykit savo nuomonės. Kaip galvojat? Na va, sliekai suskaičiuoti ir galim dar būtų pridurti, pasakyti, palyginti, kodėl, pavyzdžiui, arime, šiuo atveju arime, sliekų radau dvigubai mažiau negu nautylė 4 metų čionais. Ir galiu pasakyti taip, kad ten, kur žemės dirbimas taikomas, sliekai pažeidžiami mechaniškai, sugriaunami jų namai, aplinka visa. Tai va viena iš priežasčių, kodėl sliekų mažiau. Kita priežastis to pačio žemės dirbimo pasekmė yra, kad greičiau suskaidamos maisto medžiagos, visos augalinės liekanos, visas sliekų maistas. Kai žemė dirbama, išsiskiria dirvai ten nitratai visokie, patenka atmosferinis deguonis, kuris tolygu, sakykime, kaip benzino į ugnį piltume ir vyksta ten labai greit procesai. Tai tas visas organinių liekanų skaidimas būna labiau bakterinių lygių, nes viskas vyksta greitai ir bakterijos gavę to maisto, azoto ir deguonės ir labai greit suskaidė tos visos augalinės liekanos. Tai va, ir nelieka grybam ir sliekam. Ir grybam ir sliekam žemė dirbant yra nutraukiamas rankos kojas ir tos kojos ir rankos neatauga taip greitai. Tai va, visą tą maistą jų pavogė bakterijos. Maždaug taip. Va. Tai kasgi geriau, tylas ar nautilas? Dar palyginimui parodysiu savo gyvuliukus. Sakykime, kiek radau sliekų pas save lauke dabar. Šiandieną. Kiek ten buvo masė? Beveik 3 tonos. 2,7 berods. Vakar radau 4,5 tonos. Sliekų hektarą, tai bus panašiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va šitie gražuoliai. Panašiai bus gal 4 tonos. O gal ir nebus. Nu, galbūt vidutiniškai. Prie to, ką radau. Šiandien 2,7, vakar 4,5, tai va bus panašiai va tiek gyvulių hektarė. Tiek tie sliekai sudaro. Mesės. Nu, gražuolė, ateisi pasisveikyti. Ateik, pukutė. Nu, labas. Pukuotuk.
Labas. Čia mama ir tetė? Ne, tetė ten toliau. O gal tu kitą? Na, gražuolės. Gražuolės, jūs kokia gauruotė. Ne. Mažutė, ateik. Koks gražuolis. Gyvuliukam tikrai nėra šalta. Jie užsiaugina, užsideda rūbą savo, kokį jam reikia, pagal gamtos sąlygas. Ir jie tikrai jaučiasi daug laimingesni, būdami lauke, o neuždaryti tvartuose. Pramoninėse, kad ir naujose, gražiuose, blizgiuose fermose, kurios reklamuoja. Tai nėra gyvulininkystė tokia, kokia turėtų būti. Gyvuliai turi būti lauke. Ir smėlynė ūkis yra toks, pasižiūrėkit. Facebook'e labai gražiai parodo, kaip reikia auginti gyvuliukus.